Artėjant Arvydo Sabonio 59-ajam gimtadieniui, pagaliau išaušo laikas gauti atsakymą į svarbiausią klausimą. Kaip LDK unija su Lenkija paveikė Sabonio palikimą? Akivaizdžiausias veiksnys, turintis įtakos jo palikimui, yra tai, kad susivienijus, NBA superžvaigždė nebeturėjo galimybės nušluoti Lenkų husarų komandos vasaros olimpinėse žaidynėse. Taip pat nepamirškime Lenkų-Osmanų karo. Po Osmanų pergalės buvo pasirašyta taikos sutartis, kuri užkirto kelią Saboniui pervadinti sostinę į Sabonstantinopolį. To pasėkoje mes matėme neįtikėtiną konkurenciją tarp Sabonio ir Jordano. Sabonis pavydėjo Jordano pergaliai. Dėl to mes iki šios dienos žinome buvusią Osmanų ir dabartinę turkų sostinę kaip Istanbuls. Galime įžvelgti ir gilesnę Jordano įtaką buvusioje Osmanų imperijos teritorijoje. Jo vardu buvo pavadinta upė ir šalis. Jei unija su Lenkija nebūtų įvykusi, gal Lietuva atrodytų visai kitaip.